Rio širdis visada plūsdavo, kaip sugautas paukštis, kuris muša savo sparnus į stiklinį langą. Noriu kalbėti, galvojo ji, bet baimė per didelė. Ši kova laikė ją mažą, o jos svajonės buvo užrakintos. Jos draugė, Anja, matė jos skausmą. Anja buvo rami ir stipri, kaip senas, tvirtas medis. Baimė yra tik garsi mintis, paaiškino Anja. Tai nėra tikras pavojus, bet tavo protas žaidžia su tavimi triukus. Anja pasidalino savo paslaptimi. Tylėję minutę. Kai baimė smogė, nekovok su ją. Tiesiog sustok, užsimerk ir giliai kvėpuok 1 minutę, ji pasakė. Koncentruokis tik į orą, kuris įeina ir išeina, tarsi stebėtum bangą vandenyne. Šis paprastas veiksmas laužo baimės kerus. Rija pradėjo savo praktiką, bandydama tylėję minutę prieš didelius momentus. Kai ji jautė nerimo karštį, ji sustodavo ir kvėpuodavo, ragaudama gryną orą. Garsios baimės mintys netrukus tapo šnabždesiu, po to tyla. Pagaliau ji pristatė savo prezentaciją, jos balsas buvo aiškus ir stiprus. Jos krūtinė nesijautė sunki, ji jautėsi lengva, kaip karšto oro balionas, kylantis aukštyn. Ji išmoko, kad drąsa nėra baimės nebuvimas, bet kvėpavimas tiesiai jos viduryje. Galinga pamoka yra ši: tu negali pašalinti baimės, bet gali pakeisti savo santykį su ja. Tavo kvėpavimas yra tavo inkaras. Naudok tylėję minutę, kad atgautum savo proto jėgą šiandien. Prenumeruok Lithuanian Repo ir komentuok Mano inkaras, kad praneštum mums, jog pradedi šią praktiką.